Sveiki, toliau bendraujame su mūsų konferencijos dalyviais ir naujas mūsų pašnekovas, tai Invegos vadovas Dainius Vilčinskas. Dainiau, Sveiki. nuo mūsų paskutinio pokalbio, kai praėjo, mes kalbėjome tada apie projektą Milijardas verslui. Kokia dabar situacija su šituo projektu? Milijardas verslui yra viena iš mūsų finansavimo priemonių Mhm. ir, sakyčiau, priemonė, kuri labai taikliai pataikė į Lietuvos verslų poreikius. Tai prieš mėnesį, galima sakyti, mes turėjom paraiškų, kurios lengvai viršėjo visą milijardą. Mhm. Tai per tą mėnesį mes gavom dar papildomai paraiškų už 300 milijonų. Ir taip sakyčiau, kiekvieną savaitę mes įkrenta po didesnę ar mažesnę, bet papildomą paraišką. Ir tas susidomėjimas jis auga. O ką tas susidomėjimas jūsų nuomonė reiškia? Ar tai reiškia poreikį pinigų, kurį jaučia verslas, kad trūksta, jie neranda iš kitokių finansavimo šaltinių, ar tai reiškia ambicijas Lietuvos verslo, ar tai reiškia jos optimistinę nuotaiką tuo, kas bus rytoj ir kad jie nori jame dirbti? Iš šitos situacijos, matomai, galima padaryti daug išvadų. Mhm. Dalis išvadų bus labai teigiamos, dalis išvadų bus tokios verčiančios susimastyti ar sunerimti, ar bent jau indikuojančios apie iššūkius. Tai jeigu apie pozityvą kalbant, tai pirmoje vietoje tas paraiškų gausa rodo, kad Lietuvos įmonės nori investuoti. Ir nori investuoti virš milijardo. Tai yra geras Tai ženklas. čia teigiamas, savai mes suprantama. Taip, visame neapibrieštume geopolitikos, šalia vyksta karas, Rusijos agresija ir taip toliau, bet Lietuvos įmonės nori investuoti. Tai, kad Lietuvos įmonės nori investuoti, tai leidžia tikėtis, kad investicijos nesustos ir jeigu ten užsienio investuotojai sulėtėja yra Lietuvoje, tai vietiniai verslai nori plėstis. Tai čia pozityvas. Dabar, kodėl jie visi ateina į Invegą? Invega nėra pagrindinis finansuotojas Lietuvoje. Mes turim visą eilę komercinių bankų, kurie tradiciškai buvo tas pirminis kontaktas, jeigu nori skolintis ir investuoti. Tai, kad per trumpą laiką gavom 1,3 milijardo paraiškų, tai tik rodo, kad įmonėms trūksta alternatyvų. Bankai deklaruoja savo ambicijas ir jie skolina daug, augina savo portfelius, tačiau bankai nėra tradiciškai vienintelis finansavimo šaltinis. Ir kiti finansavimo šaltiniai Lietuvoje yra prastai išsivystę. Obligacijos nėra labai populiarios. Ir jeigu žiūri tos statistinius rodiklius, kiek Lietuvos įmonės pasiskolina vidutiniškai lyginant su ES analogiško dydžių įmonėm, Lietuvos ir šiaip Pabaltijo įmonės jos mažiausiai užsiskolina. Ką tai reiškia? Kad Lietuvos verslai daugiausia naudoja savo kapitalą verslui daryti. Darant verslą tik iš savo kapitalo, turi riboja savo augimo galimybės. Ir tai yra labai brangus pinigai. Tai vat Lietuvoje nėra pakankamai finansavimo alternatyvų. Todėl Invega veikia kaip tas alternatyvus finansuotojas, kuris papildo bankinį finansavimą, bet ir prisima didesnę riziką ir suteikia galimybės inovatyviem verslam, suteikia galimybę nutikti, įvykti. Adamas Smitas šnekėjo, kad viską turi sutvarkyti nematoma rinkos ranka. Tuo tarpu Invega kaip yra labai matoma ir ne rinkos ranka. Kiek jūs patys ant savęs uždeda stabdžių, bijodami, kad nesumaišytumėte reikalų tą nematomai rinkos rankai? Tai Invegos nerinkos rankai mes bandom suteikti kiek galima daugiau rinkos atributų. Tai milijardas yra teikiamas rinkos sąlygomis. Mes nekonkuruojam nei palūkanomis. Kalbant apie rizikos apetitą, taip, mes turim didesnį rizikos apetitą, negu turi tradiciniai bankai. Iš tų 40 paraiškų, kurias mes dabar matome pas save, didžioji dalis tai yra plyno lauko investicijos. Tradiciniai bankai, kurie turi konservatyvų rizikos apetitą, nelabai mėgsta tokios stadijos projektus ir iš principo turi būti išsivystęs rizikos kapitalas, kuris vakarų rinkose labiau subalansuotose ir kur ta nematoma rinkos ranka veikia labiau, jis veikia kaip tas finansavimo šaltinis, kuris ir leidžia tokiems projektams nutikti. Lietuvoje to nėra arba labai maža apimtimi yra ir dideliem projektam tai nėra alternatyva. Todėl toje netobuloje laisvoje rinkoje reikia padėti rinkai susibalansuoti ir veikti. Tai Invega veikia kaip tas pirmas rizikos prisiėmėjas ir mes labai norim, kad tie projektai, kurie pas mus kreips finansavimo, jie nutiktų ir mes labai mielai tada jau tos projektus aiškios rizikos su stabiliu pinigų srautu mielai perleisim tradiciniam finansavimo šaltiniam.
o galbūt Invegos iniciatyva finansuojant tokios stadijos projektus paskatins ir privačius finansų rinkos dalyvius aktyviau šitą regioną žiūrėti ir pradėti veikti ir siūlyti savo finansavimą Lietuvos įmonėms. Tai mes norim paskatinti rinką vystytis ir ypač finansų ir kapitalo rinką į šią pusę. Kalbant apie tuos projektus ir kalbant apie tuos 1,3 milijardo paraiškų, kurios yra atėjusios, ar galima iš jų susidaryti kažkokį vaizdą, kurie sektoriai ekonomikos yra aktyviausiai, kur įmonės labiausiai linkusios šiuo metu investuoti, žodžiu, kur yra daugiausiai judesio? Bandėm taip kažkokią simptomatiką nusibrėžti ir identifikuoti. Tai turime apie 40 paraiškų, grubiai. Yra ir įmonių, kurios nori gauti maksimalią sumą, kas yra 250 milijonų vienam projektui, tai galite įsivaizduoti, kokio dydžio tai projektai yra. Yra ir įmonės, kurios ten prašo iki milijonų. Tai paletė labai plati. Jeigu žiūrėt per industrijas, yra tradicinių pramonės atstovų, kurie gamina aiškiai suprantamą produktą. Tai jie nori arba vertikaliai plėstis, arba nori auginti apimtis, arba nori tapti tvaresni, energetiškai efektyvesni, arba nori aktyviau veikti užsienio rinkos eksportuojant. Bet yra ir nemažai tikrų inovacijų, kur ekonominis sektorius nėra susiformavęs, arba jis yra santykinai... Faktiškai jos kuria tą sektorių. Taip. Arba kur Lietuvoje matom užuomazgas ir matom sėkmingus verslus ir šalis deklaruoja savo ambicijas augti ir plėsti tos sektoriuose kaip biotechnologijos, pavyzdžiui, bet reikia papildomai kapitalo, kad duoti stimulą. Tai ir didelės inovacijos pristatytos kaip finansavimo objektas mums, ir tradiciniai verslai, ir galiausiai yra paslaugos, kur nori teikti paslaugas, bet nori jas teikti tvariai, tausojant aplinką, mažinant poveikį. Tai čia dar vienas sritis. Ir tikrai negalim pamiršti gynybos sektoriaus. Auga susidomėjimas ir kadangi Invega bene vienintelis finansuotojas šios sektoriaus įmonių, tai visos kreipiasi pas mus ir nori lygiai taip pat investuoti, nori statyti gamyklas, nori gaminti ginklus pirmoje vietoje, parduodant juos į Ukrainą, bet kartu ir padedant vietinio regiono šalių saugumui stiprinimui. Paminėjote kartą žodį tvarumas, kad įmonės kreipiasi norėdami arba perorientuoti savo gamybą, arba kad paslaugos būtų tvariau. Jūs dabar esate tuo pačiu Invega ne tik tai tas garantijų, paskolų ir panašiai dalintojas, tačiau ir žaliųjų finansų kompetencijos centras. Kiek jūsų sudarytų įspūdžio įmonės jau suprato, kad tie žalieji finansai jiems yra aktualūs ir jie turės daryti kažkokius pokyčius savo veikloje ir jos organizavime? Gal gerai, gal blogai, bet kalbant apie milijardą, nelabai daug erdvės yra interpretacijai ir tos lėšos Lietuvą pasiekė su labai aiškiu reikalavimu. Visi projektai turi atitikti reikšmingos neigiamos žalos nedarimo kriterijų. Tai kiekvieną projektą mes Invegos kolegos, turintys kompetenciją, ima, vertina ir bando nustatyti, kiek ta investicija darys poveikio aplinkai. Ir jeigu nustatysim, kad poveikis žalingas ir netinkamas, tai tas projektas negalės gauti finansavimo. Tai mes kartu per tokį prievartinį elementą mes edukuojam ir pristatom, kodėl tai yra svarbu. Reikšmingos neigiamos žalos nedarimas yra stipriai naujas dalykas tiek pačioje Europos Sąjungoje, tiek ir ypač Lietuvoje, ir ekspertų, kurie supranta, kas tai yra, kaip tai vertinti ir kokios implikacijos iš to nėra daug. Todėl mes Invegoj pasitengiam sukaupti tą kompetenciją ir mes padedam įmonėms, mes atliekam patys tą įvertinimą ir kartu pasakojame apie ką tai ir kas tai nulėmė. Ar įmonė darys ar nedarys tą poveikį. Tai kartu su lėšomis ir kartu su reguliavimu bandoma kryptingai motyvuoti verslus tapti tvaresniais ir žalesniais. Ir ilgesniai perspektyvai norisi, kad tvarumas tai nebūtų būdas, kaip aš darau verslą, bet kad pats tvarumas taptų verslu ir kad per tvarumo perspektyvą įmonės iš naujo sukurtų savo verslo modelius. Kiek tai joms yra sudėtinga daryti, nes vis tiek tai skiriasi nuo to, kas buvo anksčiau ir kaip
kiek lengva, ar atvirkščiai kiek sunkiai eina šitą transformaciją? Nu, transformacija nėra lengva ir čia daug iššūkių, nes reguliavimas intensyvėja. Ir intensyvės ko gero. Taip, taip. Ir išaiškinimas, ką reiškia būti tvariu ir kaip atitikti reguliavimą, jis atsilieka. Standartai atsilieka. Ir vat, yra tas toks atotrukis, nes įmonės mato, kad tokia grėsmė ir čia tas buvimas tvariu iš esmės virsta licenzija galėti daryti verslą ateityje. Tai jeigu tu netvarus, tu negalėsi daryti verslo, tu turi tapti tvariu, tada tu galėsi toliau tęsti verslą ir uždirbinėti pajamas ir pardavinėti produktą. Tai pagrindinis iššūkis yra, kad reguliavimas intensyvėja, o kompetencijos ir išaiškinimų, kaip atitikti tą reguliavimą, vis dar trūksta. Tai vėlgi, Žaliųjų finansų institutas, Invegos turime žmonės, jie bando aiškinti ir bando komunikuoti ir edukuoti rinką. Tai čia vienas iššūkis. Kitas iššūkis vėlgi visuomenė, pirkėjai ir įmonių darbuotojai esame ar būsimi, jie irgi pradeda turėti lūkestį darbdaviui. Tu, mielas darbdavy, jeigu nori, kad aš pasidirbčiau, paaiškink, ar tu esi tvarus ar ne. Ir ypač jaunesnės kartos žmonės, jiems tai tampa svarbu. Tai irgi dar vienas stimulas tapti tvariu verslu ir vertins, kaip tu darai poveikį aplinkai, kiek darai, kiek nedarai. Tai vat tas spaudimas iš visų pusių didėja, bet kas yra gerai, kad skiriamos lėšos, kurios padeda investuoti ir transformuotis. Tai ilgesnėje perspektyvoje šalia finansinių paslaugų mes norim pridėti dar ir tą papildomą vertę mūsų klientams per konsultacijas. Norim dar aktyviau eiti į edukavimą, konsultavimą ir pagalbą įmonėms susidaryti planus, kaip tapti tvaresniais verslais. RRF lėšos, kurios yra dalis irgi tų, kurios norėjau pasakyti žodį dalinamas, bet dalinamas čia netinkamas, kodėl skolinamas per Invegą, turi savo irgi apribojimą laikė. Taip. Bet ko gero Invegos veikla yra daug toliau einanti horizontą, kadangi valstybė vis tiek matys savo poreikį amortizuoti tą balansuoti tą nematomą rinkos ranką. Bet kokie yra Invegos planai žiūrint į ilgalaikę perspektyvą ir kiek apskritai į kelių metų horizontą reikia žiūrėti tam, kad galėtum ją planuoti, tai tokios organizacijos veiklą? Praėjus metais nutiko Invegos konsolidacija, susijungė 4 plėtros įstaigos į vieną ir mes esam dabar reikšmingam virsme. Ir kokią tai Invegos ilgalaikė strategija mes šiuo metu ir bandom išsigryninti. Šalia tos vidinės transformacijos mes norim aktyviai dirbti ir milijardas ar priemonė atsinaujinančiai energetikai 500 milijardo apimties, ar iš ES struktūrinių fondų finansuojamos priemonės, ar daugybė kitų žemės ūkio, ar daugiabučių renovavimui. Visa tai vyksta. Ir vien per šios metus mes pasiūlėm finansavimą už 3 milijardus. Reikšmingų suma Lietuvos rinkai. Ateityje norėtų sakyti, kad ir toliau auginsim, bet norėsim išlaikyti tą jautrumą ekonomikai ir žiūrėti. Ir norim, kad daugiau mūsų veiklo atsirastų to anticiklinės veiklos. Jo, tai jeigu ekonomika leis, mes norėsim aktyvinti veiklą, jeigu ekonomika aktyvės pati, mes norėsim fokusuotis į tam tikras sritis ir tam tikras nišas, kur reikia, pavyzdžiui, inovacijų finansavimas. Per paskutinius porą metų sulėtėjo inovacijų finansavimas Lietuvoje, absoliučiai skaičiai žiūrint ir santykiniais nuo BVP. Tai per tas milijardas jis skirtas paskatinti, kad nesustotų Lietuvos verslas inovuoti. Ir bus tų sektorinių, kur mes matysim savo aktyvesnę veiklą, ypač kur bankai ar ten privatus finansavimo teikėjai nenori arba per didelę riziką mato. Tai bandysim tokiais taškinėm intervencijom subalansuoti nematomą ranką. Bet ilgesnėje perspektyvoje, kadangi mūsų įstatinis kapitalas buvo padidintas 150 milijonų, mes norim tapti ir tuo šaltiniu, kuris aktyviai pristraukinės lėšas iš rinkos tam, kad nukreipti į Lietuvos ekonomikos poreikius. Ir dar labai svarbus dalykas, metų pradžioje daug kalbėjom apie šalies infrastruktūros finansavimo poreikius. Mes bandom surasti savo vaidmenį šioje srityje irgi. Bandoma įdirbinėti didelio transporto fondo idėją, kur būtume
šalia mūsų investuotų užsienio instituciniai žaidėjai, tam, kad keliam, tiltam, uostam, geležinkeliam galėtume irgi pasiūlyti finansavimą šalia to finansavimo, kuris dabar keliauja iš biudžeto ar surinktų mokesčių. Tai tą Invegos vaidmenį matom pakankamai plačiai, bet nenorim išbalansuoti rinkos, norim subalansuoti ir norim bendradarbiauti su privačiais žaidėjais. Todėl ir tame RRF kontekste prie visų projektų kviečiam bankus prisidėti, ar jiems tai būtų įdomu ir ar jie matytų savo rolę prisimant kažkokią dalį rizikos. Dėkui, kiek suprantu, ambicingi sumanimai ir sėkmės juos įgyvendinant. Ačiū už labai. pokalbį. Dėkui.